Sveiki, man kaip vienos iš didžiausių Lietuvoje valstybinės institucijos Seimo kanceliarijos vadovui šiandien labai didelė garbė ir malonu pakviesti visus dalyvauti Seimo kanceliarijos vienoje iš didžiausių ir gražiausių auditorijų. Trečiadienį, lapkričio 23 dieną, pristatėme ISAKOS tarptautinės auditorių, IT auditorių organizacijos Lietuvos skyriaus atliktą darbą. Vienas dalykas pačios dokumentacijos pristatymas, lietuviškos versijos bus, bet to patyrę ISAKOS atstovai, patirtį turintys mūsų valstybės kontrolės specialistai padarys ne vieną įdomų pranešimą. Man irgi kaip vadovui šiuo metu dirbančiam teko praeiti per visą gyvenimą, visas stadijas, IT kūrimo, kažkada kaip inžinierius, projektuotojas buvau, teko ilgus metus nepriklausomai Lietuvoje vadovauti IT padaliniui Seime. Seimo tada jau mes tikrai žiūrėjom, ieškojom tokių metodikų, kurios leistų formalizuoti, kurios leistų tikrinti patį procesą, ir jau tada domėjomės panašiom sistemom kaip COBIT ir pasirinkom COBIT būtent sistemą. Esam, mūsų kanceliarija Seimo yra nuo 2007 metų narys ISAKOS ir turim sertifikuotą vieną iš specialistų būtent COBIT sistemos. Besidominti tas ir paskutiniai jau mūsų darbai daugiau mažiau vyko orientuojantis į šitą metodiką. Norėčiau priminti, kad ir valstybės kontrolė būtent kaip standartą, kaip metodiką naudoja šitą sistemą ir berods 2006-2007 metais tikrino Seimo informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo eigą ir būtent pagal šitą metodiką. Ir pagal kai kurios punktus be abejo mes susilaukėm ir tam tikros kritikos, bet kai kurie mūsų patirtis buvo įtraukta ir kaip ta vadinama gerąją praktiką. Ta metodika gera tuo, kad iš tikrųjų yra tam tikri standartai, apimantis visą gyvavimo ciklą informacinių technologijų, nuo idėjos atsiradimo, kaip tą idėją realizuoti, iki projektavimas ir net ir numatomi yra poreikiai, jeigu po N metų ta sistema tampa nebereikalinga, kaip ją, populiariai sakant, ir sunaikinti, kaip ją numarinti, ir visas tas ciklas gyvavimo apimtas. Kaip vadovam kviesčiau irgi organizacijų, tiek privataus verslo, tiek valstybinių institucijų. Visais laikais su šiais ypač yra labai aktualu lėšos, sąnaudos kiekviename šitame etape. Būtent šitoje metodikoje daug dėmesio skiriama, kaip tas lėšas skaičiuoti, kaip orientuotis, kaip įvertinti gaunamą naudą ir išlaidų santykį, tai yra už kiek įmanoma mažesnis kaštus, kaip galime gauti didžiausią naudą. Dėl to būtų labai malonu, kad ne tik dalyvautų pas mus šitame renginyje. Seimo kanceliarija yra vienas iš partnerių ISAKOS ir mums, dar kartą sakau, didelė garbė bus jūs matyti lapkričio 23 dieną Seimo kanceliarijos koridoriuose, auditorijoje ir išklausyti įdomių pranešimų.